Mėly sekėjai, kanalo svečiai, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama ir šiandien mes kalbamės astrologinę prognozę jaučiams. Noriu priminti, kad aš esu vedų astrologė, todėl būtent ši prognozė yra pagal vedų astrologiją. Jeigu jūs nežinote savo ascendento arba savo mėnulio ženklo pagal vedų astrologiją, jūs galite parašyti savo gimimo datą, laiką, kada gimėte ir miestą komentare ir aš jums būtinai padėsiu tai nustatyti. Taip pat primenu, kad tai yra bendroji prognozė, o jeigu jūs norite sužinoti, kas laukia būtent jūsų, kur laukti sėkmės, o kur galbūt reikia būti atsargesniems, kviečiu ir į individualią analizę, individualią prognozę, nes ten jau labai svarbu pasižiūrėti ir jūsų asmeninį astrologinį laikotarpį, kuriame šiuo metu gyvenate, na ir kitus faktorius. Taigi, mėly jaučiai, 2026, tai yra labai aktyvūs metai, ugninio arklio metai ir reikalaujantis tikrai aktyvumo. Tai yra metai numeris 1, startuoja pirmasis vėl ciklas iš 9, todėl metai skatins mus būti aktyviems, inovatyviems, nepasiduoti kažkur tai, nelaukti ten atskirai, bet šokti į traukinį ir keliauti kartu su visais technologijomis, inovacijomis, dirbtiniu intelektu, kurio tikrai bus nemažai 26 metais. Na, o konkrečiai jums, mėlieji jaučiai, 2026, čia Saturnas, jis ir toliau visus metus bus žuvų ženkle ir jūsų 11 būste. Todėl karminės pamokas, nes Saturnas tai yra mūsų mokytojas, kuris yra griežtas, bet teisingas, kuris duoda rezultatus pagal tai, kaip mes elgiamės, kokie mes buvome, ar geri, ar nelabai geri, ar vykdėme namų darbus, ar gyvenome pagal Saturno principus. Na, čia 11 būste, jis vykdo tokią reviziją ir dar vykdys tikrai nemažai laiko, bent jau tikrai visus 2026 metus. Apie ką jis? Saturnas gali kvestionuoti jūsų kaip jūsų svajonės, svajonių išsipildymą, jūsų narystės įvairiose bendruomenėse, grupėse, kokį jūs turite palaikymą iš vyresniųjų giminėje arba iš autoritetų, mentorių. Čia būtent apie tai, kaip jūs einate, jūs žengite, apie jūsų žinomumą, apie jūsų drąsą veikti ir daryti, apie tai, kaip aš save pozicionuoju šiame gyvenime. Čia Saturnas tikrai jis labai griežtai žiūrės. Jeigu iki to laiko jūs vykdėte viską pagal savo prigimtį, pagal savo dharmą, pagal savo tikrai tą ėjote gyvenimo keliu, Saturnas čia gali tikrai apdovanoti ir duoti tų reikalingų tikslų. Ir žinote, čia skirtumas nuo kitos planetos, tokios Rahu, kai jį yra čia. Rahu čia gali duoti labai daug, bet ir paskui ir atimti. Bet jeigu Saturnas šito vietoj duoda jums žinomumą, ekspertiškumą, autoritetą, kažkokį tai statusą, Saturnas jau čia niekada ir neatims. Tai reiškia, kad jūs nusipelnėte būtent šitoje vietoje, būtent to. Saturnas truputėlį sausoka tokia energija, todėl netgi ir tie tikslai ir svajonės, jos gali būti tokios sausokas, jos gali būti taip, ką aš iš tikrųjų noriu, tokios išgrinintos, sakyčiau, ne svajonės, bet tikslai. Saturnas yra labiau apie tikslus ir jis apie tai būtent čia stovėdamas jūsų 11 būste ir kalba, apie ką tu esi, Toliau planeta Jupiteris, jis iki birželio mėnesio 2026 metų bus vis dar jūsų antrajame būste. Antrasis būstas tai yra apie jų resursų būstas.
Todėl jis čia gali tikrai plėsti jūsų resursus, plėsti jūsų šaltinį, finansų šaltinį, o galbūt atsiranda ir naujas papildomas tas šaltinis, ane? Tai jūs dirbate, pavyzdžiui, per 2 darbus arba turite vieną pagrindinį ir antras pajamų šaltinis, ane, kaip papildomas. Čia Jupiteris, jis gali nešti tokias išminties į jūsų lūpas, ane? Jūs galite pastebėti, kad jūsų mintis labiau tokios tikrai labiau formuluotos, kad jūs kalbate taip tikrai išmintingai, galbūt nesimėtote, nesivietote tai žodžiais, bet tikrai pasirenkate, ką aš kalbu ir kam aš kalbu. Jupiteris čia gali atnešti pagausėjimą jūsų šeimoje. Tai nebūtinai konkrečiai jūsų šeimoje, bet galimai jūsų giminių šeimoje, ne? Jūsų tėvų šeimoje arba to giminiai būtent. Ir atneša tikrai jūs tokį kaip ir optimizmą į šeimą, ne? Daugiau pozityvumo atneša. Kas be ko, Jupiteris, būtent antrasis būstas, yra atsakingas ir už mūsų apetitą, tai čia labai atsargiai, čia Jupiteris tikrai gali padidinti tą apetito jausmą, kad galbūt aš noriu daugiau valgyti arba man maistas galbūt šiuo laikotarpiu, ne, metus laiko Jupiteris būna kiekviename ženkle, tai būtent galbūt jūs galite ir atsekti 2025-aisiais nuo maždaug gegužės birželio mėnesio, kaip jaučiatės, ar nėra taip, kad pavyzdžiui maistas atneša šiek tiek daugiau to malonumo būtent per šį laikotarpį. Na ir aišku tas noras plėstis ir būti kažkaip daugiau, ne, visose vietose tikrai Jupiteris gali čia atnešti tokias savybės, taip pat pagalba, ne, pagalba iš jūsų partnerio, pavyzdžiui, pagalba iš jūsų sutuoktinės šeimos gali ateiti pagalba. Ir jau nuo 2026 metų birželio mėnesio Jupiteris keliauja į jūsų trečiąjį būstą ir čia plečia jau ir optimizuoja jūsų kontaktus, gali padaugėti tokių trumpalaikių kelionių, galite pradėti mokytis, ne, eiti į kursus tam tikrus, galbūt profesijos tobulinimo kursai. Taip pat čia Jupiteris, būdamas trečiame būste, pagerina ir harmonizuoja santykius su jūsų giminėmis, su broliais ir seserėmis. Jupiteris priduoda truputėlį daugiau čia tokios drąsos veikti, ne? Ir praplečia jūsų pasaulėžiūrą. Tai tie, kurie nori pradėti mokytis kažką tai daryti rankomis, masažus, groti instrumentų, tapyti, rankdarbiai arba eiti mokytis užsienio kalbų, čia Jupiteris trečiame būste tikrai žiūri į tai palankiai ir tikrai jūs palaikys. Beje, jau truputėlį tą įžvalgą, apie ką bus jūsų Jupiteris 2026 metais nuo birželio mėnesio, ne, jūs galėjote pamatyti, išvelgti 25 metų kažkur tai lapkritį, spalio galas, lapkritis ir iki gruodžio 5 dienos. Šitas laikotarpis Jupiteris jau truputėlį buvo įžengęs į jūsų trečiąjį būstą ir galite prisiminti įvykius ir tai galimai ir yra tos tendencijos, kurios yra ir numatomas jau 26 birželio, nuo birželio. Toliau, Rahu, tokia iliuzijų planeta, kuri duoda ir galimybės, bet tuo pačiu gali ir suvilioti. Ji iki pat praktiškai visus 26 metus, iki lapkričio mėnesio yra jūsų karjeros būste. Ką tai reiškia? Kad visos yra galimybės jums, ne, kaip mes kalbėjome, ir auga ir pajamų šaltiniai gali augti, tai čia ta bazė, kodėl jie auga, nes jūs augote savo karjeroje, jūs galbūt užimsite, paaukštins jūs, ne, užimsite aukštesnės pareigas, jūsų statusas sociume auga, ne, jūsų autoritetas auga. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nedirbote arba tai nėra aktualu, bet jūs galite kaip pakeisti savo statusą sociume arba ištekėti arba tapti mama, ne, ir jūsų tas statusas, ne, paauga vėlgi. Todėl jis labai aktyviai veiks šią sritį ir nuo lapkričio mėnesio jūsų Raho pereis į 9 būstą ir čia dar stipriau stiprins tą pasaulėžiūros plėtimą. Gali padaugėti kelionių į užsienį, kažkokiu tai bendradarbiavimu su užsieniečiais, galite užsiimti tokiais
oficialiais teisiniais dokumentais, reikalais. Galbūt netgi kažkam praplės galimybės eiti mokytis toliau, nes 9 būstas taip irgi apie aukštuosius tokius mokslus. Galimybės kažkaip praplėsti savo santykius su tėčiu irgi galima taip. Kažkas gali atrasti tas galimybės pasižiūrėti į kitas kultūras, religijas, kitas gyvenimo filosofijas. Kažkam tai bus galimybė atrasti savo gūrų. Čia Rahu tikrai duoda tų galimybių, svarbiausia neįsipainioti į jo iliuzijas, nepradėti eiti paskui tą kažkokią religiją arba filosofiją, kuri iš tikrųjų yra klaidinga, nes mums Rahu truputėlį gali tas iliuzijas sudaryti ir toks bus rūkas akyse. Tai čia labai atsargiai. O Ketu, kuris viską truputėlį pamažina, taip susiaurina tą vietą, tą būstą, kur jis yra, tą sritį, kur jis yra, tai jis iki lapkričio mėnesio yra jūsų nekilnojamo turto 4 būste, jūsų būste, kuris atsakingas už santykius su mama ir pagaliau už tą vidinę laimę. Tai čia Ketu jis gali padaryti taip, kad kažkaip norisi mažiau laiko leisti namuose, arba jūs turite tiesiog priversti mažiau laiko leisti namuose, ne taip, kad norite, bet darbas kviečia, sociumas kviečia ir aš turiu būti ir namuose praleidžiu labai mažai laiko, gali būti taip. Gali būti čia Ketu, gali padaryti tokias išdaigas, kad atsirasti kažkokiu tai, kažkam tai tarakonai, kažkam tai pelės ar skrūsdėlės namuose, tai būkite atsargus irgi su tuo, prevenciją reikia daryti. Taip pat Ketu, būdamas 4 būste, jis, gal noras pamažinti tą gyvenamą vietą gali būti, arba jeigu pirksite būstą, tai tikriausiai sakyčiau, pirkite senos statybos būstą, ne naujos su Ketu 4. Daugiau čia galbūt poreikis bus būti gamtoje, išeiti į gamtą, kvėpuoti šviežių oro, toliau nuo tokios galbūt netgi civilizacijos. Ir tas laimės pojūtis truputėlį toks susiaurintas bus, lygtais, negaliu aš pilna krūtinę kvėpuoti, truputėlį man lygtais aš nejaučiu. Arba toks visiškai apie tai negalvoja, gali būti efektas, kur, bus kaip bus, yra kaip yra ir užtenka, tai Ketu gali irgi atnešti to ne norą, kad noriu, bet kaip tik paleidimo jausmą šitoj sferoj. Ir paskui nuo lapkričio jis prisijungs prie jūsų Jupiterio, prie kontaktų ir čia nuo lapkričio gali sumažėti tų kontaktų, arba kontaktai gali tapti, tokie, tikrai, sakykime, taip lieka tik svarbiausi, tik karminiai kontaktai, arba tie, kurie tikrai neša jums tą svarbą, naudą, gali truputėlį automatiškai praplėtė tuos kontaktus, ir automatiškai nuo lapkričio atsijos tie, kurie tikrai jums nereikalingi ir tikrai yra arba seniai jau nežinia, kada kontaktavote jūs galite, tiesiog paleisti juos, paleidimas. Arba nuo lapkričio mėnesio suprasti, kad tam tikri kursai, kuriuos aš, Jupiteris, jis toks optimistas, mane privertė paimti, pasirinkti, iš tikrųjų jie nėra man reikalingi ir vėlgi tas paleidimo momentas, kur aš jau apie tai nesirūpinu ir aš paleidžiu, sumažinu savo tuos ir kontaktus, ir galbūt tam tikrus mokymus ir jau renkuosi tam tikras išskirtinės keliones. Tokie metai laukia jaučių, beje, noriu dar priminti, dar vieną sritį paminėti, kurioje tikrai bus pokyčiai. 26-aisiais tai jūsų 8 būstas, tai viskas, kas susiję su jūsų psichologija, su taip, kaip jūs žiūrite į pasaulį, su giliais dalykais. Galite labai, jeigu ir iki šiol domėtis, pavyzdžiui, ezoterika, astrologija arba numerologija arba bet kokia kita ezoterinė kryptimi, šie metai gali paskatinti jūs dar giliau eiti tenais, regresijos ir panašiai, hipnoterapijos, kur jūs gilinatės į praeitų gyvenimus, einate per tokias, sakykime, terapijas, ir gilinantis į tai. Ir tai pakeičia jūs kaip asmenybę, pakeičia jūsų požiūrius į tam tikrus dalykus. Tai čia tikrai galite sulaukti
tokių pokyčių, taip pat labai saugokitės tokių staigių kažkokių tai, žinot, atsitiktinumų, nelaimingų atsitiktinumų, visada, taip sakant, papildomai pasižiūrėkite ir į dešinę, ir į kairę, nes šitas būstas toks, jis labai tamsus būstas 8, ne, viskas, ko mes nematome, labai staigiai gali būti, netikėtai, traumos gali būti. Tik, kad to nebūtų, tiesiog papildomai apsisaugokite. Mėly jaučiai, linkiu jums nuostabių, sėkmingų, laimingų 2026 metų, o mes pasimatysime su jumis būtinai kitose videose. Ate!